Sveiki. Kibernetinės atakos, jos jau seniai nebėra kažkas, kas vyksta toli. Jos čia pat, sakyčiau, tapo kasdienybė ir jos kelia, realią grėsmę tiek mums asmeniškai, tiek įmonėms. Tikrai taip. Šiandien, remdamisi mums pateiktą medžiagą, bandysimės aiškintis, kasgi yra tie paslaptingieji kibernetinio saugumo specialistai. Geras klausimas. Jie tarsi tokia, nematoma fronto linija. Saugo mūsų vis labiau skaitmeninį pasaulį. Jų darbas, žinai, jis kritiškai svarbus. Ne tik duomenims apsaugoti, kaip suprantu. Būtent, ne tik duomenys. Kalba eina ir apie finansinius nuostolius, didžiulius kartais. Ir reputacijos žalą. Viską, kas nutinka po sėkmingos atakos, ta prasme. Ir šaltiniuose, kuriuos turime, pabrėžiamas tiesiog neįtikėtinas šių specialistų poreikis, kalbama apie 1000 naujų darbo vietų. Kas mėnesį. Visal pasaulyje. Ar tai reiškia, kad jų tiesiog trūksta? Katastrofiškai? Iš esmės, taip. Galima sakyti ir taip. Paklausa, ji tikrai smarkiai viršyje pasiūlą. O kodėl? Nes grėsmės nuolatų auga. Jos vis sudėtingesnės. Logiška. Dėl to ir atlyginimai šioje srityje, tiesą sakant, labai konkurencingi. Net ir pradedantiesiems. O ką kalbėti apie patyrusius specialistus? Jų vertė tik auga. Supratau. O pati sritis, ar ji tokia vientisa, ar ten daug skirtingų, krypčių? Medžiagoje minima įdomi analogija su metro žemėlapiu. Taip, girdėjau. Manau, tai puikus palyginimas, nes kibernetinis saugumas tikrai nėra monolitas, anaiptol. Tai, žinai, plati ekosistema su daugybė skirtingų specializacijų. Tai kokios tos pagrindinės linijos tame žemėlapyje? Galima išskirti kelias. Viena tai stebėsena ir reagavimas į incidentus. Čia dirba tie SOC analitikai, saugumo operacijų centro žmonės, grėsmių ieškotojai. Jie nuolat stebi tinklus. Tie, kurie pirmieji pamato, kad kažkas negerai. Būtent. Tada yra kita kryptis – gynyba. Sistemų stiprinimas. Čia saugumo inžinieriai, architektai, kurie kuria saugias sistemas ir, žinoma, teismo ekspertai, jie analizuoja, kas nutiko po incidento. Ir dar trečia? Taip, yra ir puolamoji pusė. Tie etiniai įsilaužėliai. Įsiskverbimo testuotojai vadinamojos Red Team komandos. Jie bando pralaužti įmonių gynybą, kad rastų silpnas vietas. Skamba kaip labai skirtingi vaidmenys. Ir yra. Kiekvienai roliai reikia specifinių įgūdžių ir skirtingos maštienos. Vadinasi, ir karjeros kelias čia turbūt labai lankstus. Gali pradėti vienur, o atsidurti visai kitur. Tiksliai. Labai lankstus. Daugelis, tiesą sakant, pradeda nuo bendresnių IT pozicijų, pavyzdžiui, sistemų administratoriaus. Arba jaunesniojo analitiko tame pačiame SOC-e. Aha. O vėliau, kai jau įgyja patirtis, supranta, kas labiausiai veža, tada gali specializuotis. Tapti, tarkim, debesių saugumo ekspertu. Arba kilti karjeros laiptais iki vadovo. Pavyzdžiui, CISA, informacijos saugumo vadovo. Supratau. O kas įdomu, minima, kad rolės priklauso ir nuo įmonės dydžio. Taip. Mažesnėse įmonėse specialisto darbas dažnai būna platesnis. Tenka daryti daugiau skirtingų dalykų. O kokie tie, fundamentalūs įgūdžiai ir kokia mąstysena reikalinga, kad čia pavyktų įsitvirtinti? Aišku, be technikos turbūt niekaip. Techninis pagrindas jis tiesiog būtinas. Čia be kalbų. Reikia gerai suprasti operacinės sistemas, Windows, Linux, kaip veikia tinklai, tie protokolai, kaip IP, TCP, tai kaip interneto kalba ir adresai, grubiai tariant. Programavimo žinios? Taip, taip pat labai svarbu. Python, C++ labai praverčia. Padeda automatizuoti darbus, analizuoti kodą, kenkėjišką kodą pavyzdžiui, ir, žinoma, patys saugumo pagrindai. Bet štai čia, man atrodo, pats įdomumas. Medžiagoje nuolat pabrėžiamas vienas dalykas, tas nuolatinis mokymasis. Ar tai tikrai taip išskirtina šioje srityje, gal labiau nei kitur IT? Absoliučiai. Sakyčiau, tai turbūt pats svarbiausias reikalavimas. Vienas svarbiausių. Grėsmės keičiasi, ne dienomis, o valandomis. Primtai. Oho. Nauji pažeidžiamumai, naujos atakos technikos, specialistai turi nuolat atnaujinti žinias. Sekti naujienas, skaityti, eksperimentuoti. Tai sritis tiems, kas mėgsta nuolatinius intelektualius iššūkius, kas yra smalsus ir pasirengę mokytis visą gyvenimą. Reikia ir mąstyti kaip puolėjas minima. Taip, tai labai svarbu. Kad galėtume efektyviai gintis, turi suprasti, kaip mąsto tas, kas puola.
Skamba kaip nesibaigiančias lenktynės. Gerai, o kaip pradėti? Tarkim, jaunas žmogus nori čia pasukti, ar kas nors keičia karjerą. Kokie praktiniai žingsniai minimi? Na, pirmiausia praktika. Vien teorijos neužtenka. Anaiptol. Šaltiniai labai akcentuoja stažuotės, praktinės užduotis specialiuose laboratorijose, vadinamosiuose labs, dalyvavimą varžybose, pavyzdžiui, Capture the Flag tipo CTF. Vadinasi, svarbu ne tik žinoti, bet ir parodyti, ką konkrečiai moki daryti. Būtent. Praktiniai gebėjimai. Taip pat labai svarbus yra bendruomeniškumas. Ir kontaktų mezgimas, tas vadinamasis networking. Dalyvauti konferencijose, jungtis prie online grupių, bendrauti. Tai puikus būdas mokytis iš kitų, sužinoti apie galimybės, gauti patarimų. Ir pasiruošimas pokalbiams? Taip, galiausiai reikia rimtai ruoštis darbo pokalbiams. Jie šioje srityje dažnai būna techniškai gilūs, nelengvi. Gerai, tai ką visą tai reiškia apibendrinus? Atrodo, kad kibernetinis saugumas yra, ne tik kad gyvybiškai svarbi sritis. Tikrai taip. Bet ir be galo dinamiška, prasminga ir labai perspektyvi karjeros kryptis. Be jokios abejonės. Čia galima nuolat tobulėti, rinktis iš daugybės specializacijų ir jausti, kad darai tikrai svarbų darbą. Bet svarbiausia, ką reikėtų pabrėžti, tai tvirtas techninis pagrindas, noras gilintis, praktiniai įgūdžiai ir tas nuolatinis žinių alkis. Tai raktas į sėkmę. Na ir pabaigai palikime klausytojams vieną mintį pamastymui. Jeigu kibernetinės grėsmės nuolat evoliucionuoja, keičiasi, reikalauja vis naujų gynybos strategijų, koks visiškai netikėtas, galbūt net ne techninis, o, sakykime, humanitarinis ar socialinis įgūdis ar žinių sritis ateityje galėtų tapti netikėtai svarbi kibernetinio saugumo specialistui, nors šiandien apie tai gal dar mažai kas kalba.